Sveiki. Ši žinutė yra skirta žmonėms, kurie patiria nuolatinį nuovargį, nerimą, įtampą, energijos trūkumą, prastai miega, nes negali atsipalaiduoti ir yra iš tikrųjų jau viską išbandę, kad padėtų sau, kad atstatytų energijos lygį, bet niekas nepadėjo ir tarsi jau nuleistos rankos, nes nebežinau, kaip sau padėti. Tai energijos trūkumas, nuolatinis nuovargis, stresas, tai jau yra beveik kasdienybė tapusi daugumos žmonių gyvenimo dalis, ar ne? Tai tarsi tai jau yra norma, natūralu. Ir aš lygiai taip pat gyvenau paskutinius 12 metų tokioj būsenoj, be energijos. Išbandžiau daugybę praktikų, kiek tik galėjau, ką tik sugalvojau, viską esu padariusi. Ir iš tikrųjų laikinai kažkiek tai kažkas įvykdavo, bet ir vėl būdavo tas pats, tai yra didžiulis energijos trūkumas, didžiulis mieguistumas, nuolatinis noras miegoti. Ir galiu pasakyti, kad paskutinius metus aš jau galiu mėgautis gyvenimu, nes turiu gerokai daugiau energijos, aš turiu jos, manau, kad pakankamą pilną lygį. Jaučiuosi labai žvaliai, labai koncentruotai, mano protas dirba kardinaliai kitaip, nei dirbo iki tol. Ir jaučiu, kad mano gyvenimo kokybė, stipriai šoktelėjo aukštyn. Būtent dėl atstatyto energijos lygio. Kaip aš atėjau iki to, kad visiškai netekau energijos, tai iš tikrųjų aš nuo mažens jau buvau ta vadinama silpnos sveikatos ir su nuolatinė anemija. Tačiau po skyrybų, kai mano sveikata visiškai sugriuvo, aš ją norėjau atstatyti įvairiausiais eksperimentais ir būtent tų eksperimentų dėka buvau nualinusi visiškai savo organizmą. Tačiau per metus laiko man pavyko pilnai padengti tą sukurtą deficitą ir atstatyti savo kūną fiziniam lygmenį taip, kad jis galėtų tinkamai funkcionuoti. Tad jeigu tu patiri nuolatinį nuovargį, energijos trūkumą, prastą nuotaiką, prastą miegą ar ne, nuolatinį nerimą, įtampą, tai tiesiog išklausyk. Išklausyk mano žinutę ir galbūt mano rastas sprendimas gali būti ir sprendimu tau. Tai dėl energijos trūkumo sulėtėja visi gyvybiškai svarbus procesai, todėl mūsų kūne kaupiasi nuodingosios medžiagos, prasideda lėtinių uždegimų procesai ir mes patiriame tokį greitesnį senėjimą, nes nevyksta regeneracija, atsistatymas taip, kaip turėtų vykti. Taip pat DNR grandinėje yra daryti tyrimai, sutrumpėja telomerai. O telomerai yra atsakingi už mūsų gyvybingumą ir jaunatviškumą. Tai dabar tiesiog apžvelgsiu pagrindinės priežastis, klausyk įdėmiai ir atsek save, kurioje vietoje galbūt tu atrasi, kad tai yra apie tave ar ne, ir kad žinotum, kaip tai spręsti. Tai pagrindinės fizinio ligmens energijos trūkumo priežastis, kadangi mūsų energijos trūkumas gali būti ne tik dėl fizinio ligmens, bet ir dėl emocijų, sunkių patiriamų emocijų, lygiai taip pat gali būti dėl tam tikrų įsitikinimų, tam tikrų programų, su kuriuom gimsta siela, tai psichosomatikos lygmenį, bet tai jau yra mūsų kitų susitikimų tema, aš kažkada ir apie tai pakalbėsiu. O dabar grynai fizinis lygmuo. Tai pirmas yra, kas mano manimu yra be galo svarbu, tai yra netinkama mityba. Kuomet mes valgom greituosius angliavandenius, kancerogeninius riebalus, perdirbtus produktus su E raidėm, tai yra daug cukraus, daug greitųjų restoranų maisto, ar ne, visokie čipsai, gaivėjai limonadai, kuriuose yra be galo daug cukraus. Ir tai labai stipriai alina mūsų organizmą, mes patiriam energijos šuolius, tai yra taip pakyla, kai kažką saldaus suvalgom, tai akimirksniu krenta. Išbalansuojam savo kasą, savo visą glikeminį indeksą ir jeigu tai yra išbalansuota jau iki tiek, kad tu jauti, kad suvalgiai vieną bandelę, o priaugai 4 kg, reiškia jau šitas procesas peržengia visas galimas ribas. Toliau. Kitas momentas, kas susijęs su mityba, kai mes valgom per mažai baltymų ir nenaudojam sveikųjų riebiųjų rūgščių, tokių kaip omega-3 ir kofermentas Q10. Ir to pasekoje raukšlėjasi
suglemba, praranda elastingumą mūsų oda, taip pat raumenų masė mažėja ir daugelis visų kitų procesų paskui jau įsisuka į tam tikrą grandinę. Netinkama mityba sukelia uždegiminius procesus ir skatina šitos patogeninės mikrofloros dauginimąsi, ypač jeigu mūsų racione yra labai daug greitųjų angliavandenių. Toliau, kas nutinka, tai mums pradeda trūkti mineralų ir vitaminų. Tai yra būtent tai, kas nutiko ir man. Ypač jeigu trūksta B grupės vitaminų, mūsų protas nebegali dirbti, mes patiriam miglą. Lygiai taip pat mūsų centrinė nervinė sistema negali atsipalaiduoti B grupės vitaminų, todėl mes patiriam nuolatinį stresą. O jeigu mūsų organizmai pakanka B grupės vitaminų, tuomet ir nervinė sistema atsipalaiduoja ir protas gali būti žvalus ir koncentruotas. Toliau. Atsiranda geležies trūkumas, tai yra būtent anemija, o dėl geležies trūkumo mūsų ląstelė negeba įsisavinti deguonies ir todėl vėl viskas mūsų kūne lėtėja ir energijos lygis krenta. Labai svarbus yra magnis, dėl kurio mes patiriam mėšlungius ir taip pat nervinę įtampą, nes magnis atpalaiduoja, ir vitaminas D, kuris atsakingas už daugelį tam tikrų toliau sekančių reakcijų procesų. Tai pirmas momentas yra mityba, netinkama mityba. Antras momentas gali būti nuolatinė įtampa ir dėl nuolatinės įtampos padidėjęs kortizolio kiekis mūsų organizme, kuomet jau būtent dėl pasiekmė ir yra, kad mūsų organizmas nebegali atsipalaiduoti, nebegali regeneruoti, nebegalim mes ramiai miegoti, būtent dėl to, kad nuolatinis aukštas kortizolio kiekis, tai yra tarsi vėl užsisuka toks užburtas ratas. Ir kuo mes labiau neišmiegoję, nepailsėję, neatsistatę, tuo mes labiau erzinamės, įsitempiam ir vėl sukam tą grandinę. Trečias momentas, kas turi įtakos mūsų energijos lygiai, tai yra judėjimas, judėjimo trūkumas. Mes pripratę gyventi sėdimą gyvenimo būdą, tai yra dirbam ofise prie kompiuterio, važiuojam su mašinom namo, važiuojam su mašinom iki tam tikro vandens telkinio, tai yra viskas yra arba sėdim, arba važiuojam. Mes mažai judam, mažai vaikštom ir mažai dėmesio skiriam aplamai sportui. To pasekoje mažėja kraujo tekėjimo greitis, ar ne, lėtėja ir lygiai taip pat lėtėja limfa. Kai lėtėja limfa, nevyksta valymosi procesai ir energija užsistovi. Ketvirtas momentas yra miego trūkumas ir viskas vienas kito pasiekmė, ar ne? Miego trūkumas gali būti būtent dėl to, kad mums nepavyksta atsipalaiduoti, mūsų miegas yra toks paviršutiniškas, su daug atsibutinėjimų, neramus, sunku užmigti. Ir kai kūnas negauna tos giliosios miego fazės, jis vėlgi negali nei atsistatyti, nei pailsėti. O nuo miego priklauso vėlgi ir mūsų centrinė nervinė sistema, ir mūsų protas, ir mūsų pats fizinis kūnas. Tai jeigu nėra giliosios miego fazės, mes negalim tiesiog per naktį atsistatyti. Toliau, fiziniam lygmenį gali dėl geležies trūkumo bei sumažėjusio deguonies įsisavinimo ląstelės sulėtėja visi gyvybiškai svarbus procesai ir todėl krenta mūsų organizmo pH, o kuo žemesnis mūsų organizmo pH, tuo mažiau mes energijos turim. Sekit seka, ar ne, kaip viskas labai labai glaudžiai susiję. Na ir paskutinis momentas, kurį aš išskyriau, tai yra dehidratacija arba elektrolitų trūkumas. Nes energingumas yra glaudžiai susijęs su vandens ir elektrolitų balansu. Tai kaip spręsti visas šitas problemas, kurios sukelia mums energijos trūkumą? Na, kaip minėjau, ieškojau daugybę metų, daugybę sprendimų, daugybę būdų ir galų gale radau labai labai paprastą ir lengvą būdą, tai yra susireguliuoti mitybą, daugiau judėti, laiku eiti miegoti ir vartoti Fitline kokteilius. Bei riebiąsias rūgštis. Tai yra tik 2 kokteiliai ryto ir vakaro. Ryto tai yra Power kokteilis, jėgos kokteilis, vakaro yra Restorate kokteilis, atstatantis mūsų organizmą, ir riebiosios rūgštys. Jeigu esam jauni, tai yra omega 3 iš dumblių, tirpus vandenyje, labai gero skonio, užtenka 37 lašelių. Ir kofermentas Q10 tiems žmonėms, kurie yra jau virš 40.
Tai šitie du kokteiliai padengia mūsų kūno poreikio 80%. Ir dabar šiek tiek apie kiekvieną. Power kokteilis, jisai yra atsakingas už mūsų virškinimo sistemą, už žarnyno švarą, už simbiotinės mikrofloros atstatymą, taip pat jisai stiprina mūsų imunitetą, gerina nuotaiką dėl padidėjusio serotonino ir oksitocino gamybos kiekio padidėjimo. Taip pat čia yra visa tai, ką jūs matote, 1,5 kilogramo uogų, daržovių ir vaisių, gerųjų medžiagų, tai yra polifenoliai, antioksidantai, kurie yra labai naudingi mūsų kūnui, mažinantis mūsų kūne vykstančius uždegiminius procesus. Taip pat šiame kokteilyje yra visi reikalingi B grupės vitaminai, kurie stabilizuoja mūsų nervinę sistemą bei aktyvuoja, atstato protinę veiklą ir yra atsakingi už mūsų dėmesio koncentraciją, tai yra gebėjimą susikaupti. Padeda išlaikyti žvalumą ir padeda ląstelėms įsisavinti deguonį, kas yra be galo svarbu. Taip pat stabiliai palaiko aukštą energijos lygį bei gerą nuotaiką. Ryte išgėrėm ir visą dieną mes turim visai dienai mes turim puikų energijos užtaisą. Toliau, vakaro kokteilis yra, kaip minėjau, pavadinimas restauruoti, ar ne? Dengia gyvybiškai reikalingų mikroelementų, mineralų bei elektrolitų trūkumą. Taip pat atstato geležies kiekį kraujyje, magnį, vitaminą D, stipriai šarmina mūsų organizmą, kelia mūsų organizmo pH. Kuo aukštesnis pH, tuo sveikesni esame. Išjudina užsistovėjusią limfą, gerina miego kokybę, nes atpalaiduoja nervinę sistemą. Ir ko pasekoje mes ryte jaučiamės išsimiegoję, gerai pailsėję, nes mūsų organizmas atsistatė, mes sugebėjom nueiti į gilėją miego fazę, gydantį miegą. Kaip minėjau, riebiosios rūgštys, ir jeigu mes paimsim šitos du kokteilius plus riebiasias rūgštis, tai yra 100% mūsų organizmas yra patenkintas tomis medžiagomis, kurių reikia jam ląstelės lygmeniu. Ir šie kokteiliai iš tikrųjų skiriasi nuo visų kitų esančių rinkoje. Aš iki tol naudojau daug papildų, išbandžiau daug visokių vitaminų ir bakterijų ir visa kita. Negaliu sakyti, kad ten buvo blogai, bet tiesiog galiu pasakyti, kad ten aš neturėjau tokio rezultato, kokį turiu čia. Ir šie kokteiliai yra tarsi naujos kartos papildai, lenkiantis visą rinką apie 15 metų. Jie yra skanus, jie yra labai paprasta juos yra naudoti, nes viskas yra subalansuota tobulai. Mokslininkai dirba tam, kad viena medžiaga padėtų įsisavinti kitai medžiagai. Lygiai taip pat ir šitame kokteilyje. Ir yra labai aukštas įsisavinamumo lygis, maždaug 95%. Tai iš tikrųjų šitų kokteilių užtenka, kad atstatyti savo organizmą iki tokios būsenos, kuomet jis gali funkcionuoti taip, kaip jis buvo sukurtas Dievo funkcionuoti. Ir to pasekoje taip pat atkrenta visi nesveikiai maisto produktai, atkrenta noras užkandžiauti. Mes pradedam mažiau įsitempti, mes pradedam mažiau stresuoti, kadangi stabilizuojasi visos sistemos mūsų kūne, atsistato hormoninis balansas. Va, tai jeigu tau rezonuoja ir tu jau esi pasiruošęs spręsti savo problemas būtent per fizinį lygmenį, tiesiog parašyk man ir aš papasakosiu tau detaliau. Ir šie produktai yra PM International, tai reiškia, kad premium klasės produktai. Premium klasės produktai, premium klasės vartotojai. Tai pasirink save su meile savo, pasidomėk, išbandyk ir turėk rezultatą. Ačiū tau ir laukiu tavo žinutės. O jeigu manai, kad kažkam dar gali būti naudinga ir be tavęs, tuomet pasidalink. Iki.